Laikykitės, dėdė Vygė nestabdo. Viskas, nemalonu pranešti, bet grįžtam prie darbų. Šiandien turim pirmadienis, kol kas. Lėkiam, pažiūrėsim X6, visai netoli už valandėlės yra. Kaip ir turim klientą, kaip ir nuvažiuosim, pažiūrėsim dar. Jeigu mašinėlė gyva, kėbulas jeigu gyvas, viskas jeigu gyva, paimsim ir nupirksim. Kas yra gerai, kad Audi tepalas šiandien pakeistas ir šiandien buvo pasimtas traileris, kuris irgi yra tvarkytas. Tai smagios naujienos tos, kad nebereiks su trailerio gal žaisti ir kiloti dankratais ir galėsim tiesiog lėkti pas klientus ir čiupt mašinas nuo įvažiavimo. Tai va, tai žodžiu, lėkiam, pažiūrėsim. Va taip va suvirino mūsų trailerį, va čia vadėjo vinkeliuką iki pat galo. Tai reiškia, čia jau nebenutruks. Čia viskas ant varžto, viskas laikosi, vinkelis, kad perlinktų, tu nežinau, kas čia turėtų nutikti. Čia lygiai taip pat, abi dvi pusės sutvirtintos ir nebesiskės. Po atostogų nuotaikyti mat, saulė šviečia ir dabar jau mes nusiteikę dirbti. Nežinau, kada turėsim išeiginių, kiek bus variantų, tiek lėksim. Dabar jau nebestabdysim. Jau savaitę pasilsėta, prieš didžiuosius darbus, čia kaip prieš bulvekas tokį, visi ruošiasi ilgai ir jau tada kasam kol nukasam. Tai dabar, mėlyjeji, laikykitės, galimai jau geri variantai nustos kristi tik gruodžio mėnesį, o dabar važiuojam. Gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with. Hi, Viggy. John, how you Nice to doing? meet you. Hey, how you doing, sir? So what's the story about the car? What's happened? It stopped and on the highway, Yeah. and I just towed it back here. Visiškas ragas, nusivylimas. Žodžiu, keltos 6 štukas, atvažiavom pasižiūrėti tos mašinos. Nėra sveikos vietos. Sušaudyta tiesioginė ta žodžio prasme. 9 mm kokių pistoletų ar kažko, ar su kalašu, nežinau, bet tai ten realiai viena kulka praeis per bagažinę tiesiai, kita kulka per stogą praeis tokia, trečia kulka duryse iššauta, praėjus pro panelę ir sėdynę atsitrenkus. Tai sako, ne, čia šiaip skylutė, sakau, ta mašina visa sušaudyta, kokios dar skylutės, sveikos vietos mašinai nėra. Buferis, priekinis, galinis, viskas ten dažyt. Žodžiu, durys sušaudytos, sulankstytos, vidus visas sunešiotas, komfortinis visas vidus sunešiotas, visos plasmasės nudraskytos, nudaužytos. Žodžiu, ten net nebėjau filmuoti, jau ten antiek viskas bais. Ir variklis užlinkęs, dar neaišku kaip greičių dėžė, seni diskai, ratai, vienas kreivas, kažkoks šleivas, neaišku kas ten daryta, nedadaryta. Nuo 6000, sakau, kokia paskutinė kaina? 3000, sako, moteris. Tada vyras sako, ne, aš neparduosiu už tiek, 3,5. Ne, sakom, duodamės 3000 ir viskas. Ir dabar palikom jos ten pyktis abudu ir ko gero, kad gal dar netikėtai sulauksim skambučio. Už 3000, gal ir verta. Už 3, bet tikrai nedaugiau. Čia jau principo reikalas buvo nebepirkti jos, nes tvartas. Tai va. Tai ką mes šiandien turim? Mes šiandien turim antradienį, 11 valandų, rytas. Šiandien važiuosim paimti Macan GTS. Tai šustriausias Porsche variklis įkištas į tokį mažą džipuką. Tai ta mašina, aš galvoju, ten ją pačipavus, tai plyšta ratai, plyšta. Tai tas automobilis, kurio smagu važiuoti. Tai klientas pats atsiuntė, matysi toliau kelionę. Nors iš tikrųjų nežinau, ar kelsim kažką, kaip važiuojam į tą kelionę dabar, nes kaip jau žinot, kas stebit, nuo Čikagos iki Detroito nieko nėra. Ten tiesiog nieko nėra. Ten tiesiog važiuoja kaip nuo Vilniaus į Panevėžį. Tiesiog važiuoji keliu ir viskas. Ir nėra ką parodyti. Tai Detroitą jau esu rodęs, tai nebesikartosim, kadangi šiandien saulė gražiai šviečia. Gal kažkur nusuksim į kokią įdomesnę degalinę, o gal ir ne. Tai va, gražus raudonas GTS ir su sugedusia greičių dėžė. Ir GTS yra pilnai nurašytas draudimo, kadangi jau buvęs įvykį Amerikoje ir jau jinai išmokėta pilnai suma už tą automobilį. Tai kai automobilis išmokamas, draudimo kompanija dažniausiai pasiema į savo aikštelę ir tada parduoda per aukcionus ir tada galite nusipirkti. Šiuo atveju vietinis žmogus nusipirko ją prieš kelis metus iš aukciono, susitvarkė, pasidarė labai gražią ir sugedo greičių dėžė. Tai manau, kad žmogus pavargo investuoti, dabar nori tiesiog parduoti automobilį greičiau, atsikratyti ir pamiršti. Reikia kūrą užsipilti, žodžiu, įdomi tokia vieta, va yra senas pastatas, tai tokių visokių įdomybių vis išlikę yra, jie aišku baigė sugriūti, bet va
ten įsikūrus parduotuvė, neįsim pažiūrėti, nes mašiną reikia kažkur palikti. Ir turim dar kuro kainas išsilaikysias. 5,30 vis dar ir nieko nepadaryti. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah. Kadangi dar per anksti atvažiavam, dar liko kokį 10 minučių, dabar turim po 5:20, o žmogus sakė atvažiuok 5:30 vakare. Tai visi dirbam, visi skubam, bet galim ir palaukti biškį. Hello. Good timing. Yeah, I tried to text you, but you didn't see my message. So I believe I'll turn around and we'll park here, okay? Mašina bomba atrodo, realybėj dar geriau. So, what's the story about the car? Needs transmission, but it works good for now. Mhm. I don't know if you know much about these transmissions. Yeah, but, so the same in Audi, yeah, so the valve body has the shift solenoids on it. yeah. This one's brand new. It's like $2,000. Okay. So what happened, 2 of the shift solenoids went bad, and it applied 2 clutches at one time. They call it clutch overlap. Okay. And it burned one of the clutches out. Nu, mašinytė Max grožia, GTS, raudonas, 2017 metų, kem 9000 mylių. Rebuild titlas, žodžiu, po avarijos, bet žmogus sutvarkęs, padaręs išskirtinį, apačioje uždėta lupa, priekis paturbintas, žodžiu, juostos uždėtos per visą mašiną, naujos lempos, naujos padangos. Pats automobilis tikrai labai gražus. Čia jau net nelabai yra kur prisikabinti, žodžiu, ir važiuoja, ir turi greičių dėžės gedimą, ir turi juodą saloną su raudonu. Žodžiu, viskas. Iki smulkiausių detalių, netgi sėdynės labai gražios, buvo kitos, bet įdėjo šitas. Klientas pats atsiuntė, pats susirado, pats nusiderėjo sumą ir mums beliko tik tai viską sužiūrėti, suderinti, atvažiuoti ir padėti nupirkti. Tai reiškia, patikrinam dokumentus, patikrinam automobilį, viską pranešėm pirkėjui ir perkam ir važiuojam namo. Told 'em pipe down. I don't care what's next. I need it right now. Told them let it go. I ain't with it ticky tax like I ain't playing X and O's. Go compare the numbers, said I think they missing decimals. Look, told them that I'm about to run it now. Too much money out of music, dog. Now the bank account is never running out. Educated on the business, said when I'm talking to him, I can dumb it down. At the summit of this mountain, dog, and I'm camping out. I'm never coming down. Šiandien turim trečiadienį. Kaip matėt prieš tai, nuostabų Makaną nupirkom, klientas pats rado, viską matė, tokios gražios mašinos, Makano ar Porsche dar nesam nupirkę. Nekala variklis, greičių dėžė suplyšo, nesuspėjom nusimesti dar automobilio, labai greitai reikia lėkti pažiūrėti Q5, dar Porsche Centralą, lėkiam Q5, dar kelias mašinas prieki, žodžiu, biški užsikišo darbeliai, kadangi kai toliau išvažiuoji, nespėjai susitvarkyti viską. Tai kol kas lėkiam dar greit, čia pažiūrim vieną Q5 pakeliui ir lėksim, priduosim Porsche į pakrovimą, dar sufilmuoti reikia, parodyti viską. Hi, how are you? Sorry. Viggy, nice to meet you. So it still starts, correct? Yeah. Labai įtempta dienelė šiandien, trečiadienis, nusimetėm Makaną, buvom pažiūrėti Q5, nupirkom Q5, blogas dokumentas, reikės palaukti apie 10 dienų dokumento, bet vis tiek nupirkom, klientas sutiko laukti, viskas tvarkoja, automobilį penktadienį pristatysim į pakrovimą. Šiandien lėkiam toliau BMW 740 G klasės, tikiuosi spėsim nupirkti ir nupirksim šitą ir toliau dar važiuosim paimti Audi Q7. Ir vėl ant lavono papuolėm, lavonas, žodžiu, 740. Sveikos vietos ant kėbulo nėra, šone sparnas įlenktas, langas dūžęs, žodžiu, pagalvės nukrytę, bando keltis, vėl krenta, važiuoja per duobės daužas, pradedi važiuoti, atrodo, kad ratas išpliš, kairės pusės toks, nesu tokio garso girdėjęs, atrodo, kad ten ne per šarnyrą, ten tiesiog ratas ant vienos traukės, taip styrminant gal, duodi gazą, atrodo, kad paskutinis gazo davimas. Salonė tai išvis baisu, nėra sveikos vietos, realiai. Viskas baisu, viskas sulūžęs, smirda žolė, žodžiu, nepirkom šitos mašinos. Ir dar kas įdomiausia, jo pusbrolis važiavo ir policija griovė jį ir išdaužė būtų langus šonį. Tai kas turėjo atsitikti, kad taip jau
turėjo būti pasielgta iš jų pusės, nežinau. Bet labai svarbu žiūrėti, kieno mašina buvo. Jeigu sakykime, parduoda nekokio reitingo žmonės, tai kaip ir aukcionuose, taip ir privačius, jeigu reputacija nekokia, tai geriau nepirkti. Šituo atveju tai vis tiek džiaugiamės, kad visgi nenupirkom tos mašinos, kad nepaėmėm pinigų iš žmogaus už patikrą, nes čia nebūtų buvę ką parodyti šitoj situacijai. Tai prisėmėm atsakomybę, pirmiausia patikrinti, o tik tada jau tęsti kažkokį procesą. Aišku, šitas automobilis buvo mums pakeliui, prie kito važiuojam, prie Audi Q7. Audi Q7 už atitinkamą kainą, o BMW 740, nors ir BM8 variklis, bet labai didelės investicijos būtų reikalavęs. Tai va, tai liūdna, būtume nupirkę, padropinę ir būtume paėmę kitą dieną, bet tačiau tai kartais taip nutinka ir nieko nepadarys. Žodžiu, situacija tokia, atvykom nupirkti Audi Q7. Labai keistas dalykas, yra orinė važiuoklė, nėra šildomo vairo, nėra masažuojančių sėdinių, nėra to ano. Nu tai rytoj matysi daugiau aišku tos informacijos, ko dar nėra arba kas ten jie atsitikė. Jėgos iš vis nebelikė jau toje mašinai. Nėra jėgos visai, reikės bėgėti. Nu tik dabar jau kita bėdelė bus R22 ratai, man atrodo čianai. R22. Eik, savo kaip negerai. Pirkėjai gerai, bet man nelabai. Žodžiu, suskilę žibintai, nesuskilę suaižė. Tai atsilupė dažai dėl kažkokių priežasčių. R21 ratai, neaišku ar originalus, bet gana neblogai atrodo. Shadow Line'as, matai, taip atrodo, gal ir ne. Paprastas. Goodyear geros labai padangos, yra heads-upas, yra voras, nėra pritraukėjų, yra orinė važiuoklė, 275 cam. Nu, gal džipui biški per žemas padangos, sakyčiau. Kablys. Atsilupė dar kažkur dažai, mačiau, buvo 300 kameros, va čia va buvo paliesta, matos. Durelės kažkokiu, nežinau, būdu atsilupė. Čia matosi, kaip tokioje vietoje atsilup dažam neįsivaizduoju. Diskai labai gražus, orinė važiuoklė. Ir turėtų būti aktyvi pakaba. Tamsios spalvos salonas, juodas. Bus aparatūra, čia tas medis toks. Švies, čia biški suplyšus sėdinė. Ambient apšvietimas yra, 173 000 mylių. Nėra šildomo vairo, 4 zonų klima, šviesios lubos. Keista, kad nėra šildomo vairo. Čia matos šunį vėžę galbūt, 7 vietų. O čia va turim orinės važiuoklės reikalą, tai kaip žinot, galima nusileist, galima pasikelti ir jeigu turit kažkokį tai sunkų dalyką, nusileidžiat, įmetat, vėl pasikelia. Prastas garsas bus, bet dabar neturi mikrofono. Atvažiavau į viešbutį, o čia koks 60 korvečių. Korvečių suvažiavimas, gal toj praeisiu, parodysiu visas. Vyšniava. Čia modelį tikrai neišvardinsiu, bet belė kiek čia visokių skirtingų. Balta, pilka, sena tarka. Toliau vėl balta, mėlyna, vėl pilka, vėl balta. Vien korvetės. O ten geltona kampė yra. Oranžinė. Čia iš visos Amerikos jaučiu suvažiavo. Balta, pilka. Va čia. Neįgaliųjų yra. Kaip Ferraris atrodo. Vyšniava. Va kiek daug visokių gražių mašinėlių. Neteko matyti tiek daug vienoje vietoje. Užkalė visą viešbutį, jaučia visą barą išgert. Lotusas. Va prie Lotuso būriuojasi žmonės. Nu nieko, einam į vidų pasižiūrėsim. Tai va, žodžiu, viskas. Atvykom į viešbutį, rytoj pafilmuosim Audi ir dienos šviesoje. Nu ką, turim ketvirtadienio rytą. Išsilakstė visos korvetės, nei vienos yra dar, ne visos. O, užsikūrė kažkuri. Garsas tai labai didžiulis. Nu, garsas labai geras. Kiekviena mašina iš turi savo garsą, aš labiau RS fanas, bet tai va, žodžiu, ketvirtadienis turim Audi, atsimenat, sakiau, kad pyliau Hado, pabandom užsikūrėm, pažiūrim kaip barška ir kad visiems čia viskas būtų aišku, nes nebelabai man patinka tas variklio barškėjimas, ne variklio grandinės, bet kažkada jau ateis paskutinioji, tikiuosi dar negreit Audi reiks atsveikinti, tai padedu kamerą, paklausykit kaip šalta kūrės po nakties.
kokių tik garsų neskleidžia šitas automobilis jau, bet žiūrėsim, kaip seksis, toli bandom nenuvažiuoti nuo namų, tai gal viskas bus gerai. Nieko, jeigu ką, pakeisim širdelį ir toliau lėksim. Tai va, o šiandien turim Audi Q7 už $5,500. Va tokia. Pilka, Prestige, orinė važiuoklė, turi automobilis dažų pasilaupimų, pažė žibintai, akmenukų pašaudimai, 3M kameros, distronikas, nusilupęs priekinis buferis, RS tipo ratai, Bose aparatūra, juodas salonas, plyš sėdynė. Aprūkę dusintuvai, ką reiškia? Reiškia, kad tepalą degina, žiedai prilipę. Tai reiškia, jeigu degina tepalą, pabirs ir variklis neužilg. Tai va, čia atšvaitas sugėdęs, čia dažai atsilupę, reiks persidažyti galinės duris ir priekinį buferį. Tai va čia va turim. Va toks automobilis iškeliauja kažkam į Lietuvą. O jeigu ir jūs norit, kaip žinot, va čia va į puslapį ateinam, pamatysit, ką mes čia veikiam, kaip galite nusipirkti, galite patys ieškoti, galite stebėti, ką mes siūlom. Kiek čia lemų pravažiavo, nežinau, kiek čia skaičiavot kas nors, kiek čia tų korviečių. Žodžiu, visą bandą, sakė, čia jau apie 300 dabar kažkokia miestelė duodas. Ir tam viešbutį, kur vakar buvom, tai ir matėt sustatytas vietas. Sakau, nusuksi greit, pervažiuosi ant autostrados kitos. Kurgi tau į Hudą? Į Hudą. 2 mylės pravažiuojant per šviesoforus ir traukinys dar blemba. Kažkaip gal viskas bus gerai. Tai visgi suspėjom į pakrovimą, nusimėsim šitą Audi ir bandom dar suspėti šiandien pristatyti Q5, kur vakar nupirkom. Galvojom, kad rytoj tik paimsim, bet šiandien lėkiam paimsim, atvešim čia, kad ramiai mašina stovėtų ir nebereiks nervuotis. O rytoj, ko gero, važiuojam kažkokios kitos mašinas pirkti ir nebesitrukdytų. Kadangi darbo valandos į pabaigą, tai reikia greitai skubėti, važiuojam Q5 paimsim, tikiuosi suspėti grįžti ir tikiuosi suspėsim nusimesti tą mašiną čia, kad nebereiktų jos laikyti per naktį ant tralo. Dėja. Nesuspėjom į pakrovimą. Žodžiu, dabar reiks galvoti, kur tą mašinėlę pasidėti, nes rytoj vėl reikia važiuoti toliau. Karšta, kondiškė neveikia, į pakrovimą nespėjom. Negerai. Žodžiu, atvažiuoji, o vartai uždaryti. Važiuojam namo čia, tada atvežim automobilį kitą dieną. Nu vat ir baigėsi mūsų ketvirtadienis. Nebežinau, ar pasakojau, kad atsišaukė Volvo vieną buvo. Buvom tokį hybridą XC9 suradę. Jau nusintėm depozitą ir po kiek laiko parašė, kad nebenorim parduoti. Sako, kas atsitiko. Sako, žmona nebeleidžia. Žmona, sako, nusprendė, kad atiduos mašiną dukrai ir tiesiog jau mes nieko padaryti nebegalim. Tai šitoj situacijai žmogus pervedė atgal pinigus tiesiog ir viskas, mes likom be Volvo. O jau buvom suradę pirkėją ir pirkėjas jau norės siųsti pinigus, bet sakom, stop. Tai va, tai čia buvo vakar. Šiandien turėjom važiuoti tos Volvo pasižiūrėti, ar penktadienį, dabar nebežinau, nupirkti pasižiūrėti. Tada šiandien parvežėm jau Q7, kurią matėt prieš tai. Tada šiandien dar nuvažiavam, paėmėm Q5. Tai labai varginanti diena šiandien. Kokias, nežinau, 4 valandas vien trafiką prastovėjau ir tikrai tas nedžiugina. Nedžiugina ir tai, kad nėra kondicionieriaus, tai plus 30 kieme, tai tiek pat gal net daugiau ir mašinoj.
Tai vairavimas, atsidarius langus, labai išūžė galvą. Jeigu norit pažiūrėti, ką mes veikiam ir ką parduodam, ką pardavėm ir kas buvo jau, arba kas bus, žiūrėkit čia nuorodas, pasižiūrėsit, jeigu norit, atsiųsim instrukcijas, arba stebėkit, ką siūlom. 2 variantai yra. Arba pirmas, perkat, ką siūlom, antras, pats ieško. Tai mes pagal užsakymą automobilių neieškosim. Priėmėm tokį sprendimą, norit, ieškokit patys, arba pirkit tą, ką siūlom. Tai kasgi čia vyksta, bandom pakeisti kompresorių, viskas va taip apaugė, va taip atrodo tiesiai pačipuotas jūsų gazas sklendė ir dėsim va šitą. Čia darbelio tai tikrai nemažai, va esu savo parkinge, čia vyksta remontai, ten miegu, ten prausėmės ir viskas. Dar kokį keletą valandėlių ir pabaigsim. Pavyko visgi pasikeisti kondicionieriaus kompresorių, šiaip ne taip, kol kas ranką užsipildžiau AC, tą skystį, žodžiu, tada pripyliau per daug, tada dabar reikia daryti taip, kad važiuoti reikia pastatyti ant aparato, kad nuimtų vakuumą, kad nusausintų ir kad užpildytų būtent tą kiekį, kurio reikia. Kadangi kompresorius įdėtas naujas, tai nėra ko žaisti, reikia pasidaryti normalią, tai vėl užsilenk. Tai jaučiu, kad taip ir nutiko jam. Galimai, nežinau, gal tiesiog atėjo laikas. Važiuojam, išsiaiškinsim, ar iš tikrųjų susitvarkė kondicionierius. Vakar dar buvo užpilta rankiniu būdu skysčio, tada perpūtė sistemą, tada slėgis per didelis buvo, tada, žodžiu, visokie garsai pradėjo, tada gavosi taip, kad tiesiog išleidau viską į kiemą ir sakau, važiuojam pas specialistus, užstatys vakuumą padarys ir sutvarkys tą AC. Kągi, turim kondicionierių, viskas veikia, ranka šala, neina net palaikyti prie grotelių, kur pučia orą. Tai kas nutiko, tai nutiko gyvenimas ir nusprogo kompresorius. Kaip matėt, keitėm kompresorių, tada nemažai pinigų buvo išleista ant visokių tų papildymų. Žodžiu, kai jau pildai, tai jau reikia važiuoti tvarkyti, nebežaisti. Tai va, tai buvo pakeistas kompresorius, buvo bandyta užpildyti pačiam, tada nesisekė, nes reikia vakuumą pastatyti, tada atvažiavam į servisą, pastatė vakuumą ir, kad įsivaizduotumėt, šitas malonumus kainavo kompresorius apie 600, darbas dabar apie 250 ir jau išleista buvo skysčiams, dujoms, tiems papildymams rankiniams apie 200-205. Kadangi pats keičiau kompresorių, tai nereikėjo mokėti, tai, kaip laikas, žinios, aišku, reikia suprasti, ką darai, bet galime imti dar koks $600, tai bendrai turim nuo $1,5 iki $2,000 Amerikoje, jeigu sugedo kondicionierius. Tai va, tai tikrai dideli pinigai ir šitą audelę jau mane biškį nervuoti pradeda. Žodžiu, kas mėnesį reiks suleisti po $2-3 tūkstančius, kad mašina važiuotų. Jau už tokius pinigus galima naują džipą arba kokį busiuką Mersa Sprinter iš salono pasimti, mokėti tuos vadinamus mėnesinės įmokas ir važiuoti ir nesuk galvos. Bet kol kas turim, ką turim, su šitą mašiną važiuosim tol, kol jinai išsiskės, nuluš ratai arba užkals variklis, o tada sugalvosim, ką mes darom toliau. Tai va, tai o dabar važiuojam, ieškosim dar ką nupirkti, gal netyčia kažkas iškris, kol kas 2 dienas sausa, nieko pasiūlymuose labai gero nėra, tai belieka tik apsitvarkyti viską, išsiųsti klientam dokumentus, kas dar neišsiųsta ir žiūrėsim toliau. Šiandien šeštadienis, 11:19 minučių ir jeigu iki vakaro nieko nebeiškris, jau viskas. Uždarom šeštadienį ir niekur nebevažiuojam be pirmadienio. Šeštadienis 16:49 ir šiandien nieko nebenupirkom. Tai reiškia, kad šiandien niekur nebeišvažiavam, o rytoj bus poilsio diena. Tai tiesiog reikia pailsėti, nepersidirbti, kad tiesiog nepridaryti klaidų. Visgi sekmadienis lėkiam. A7 paimsim dar, kadangi iškrito taip kortos, kad šiandien važiuojam, nuvažiuosim, parvešim, o kitą savaitę galėsim kitų mašinų ieškoti. Tai va, tai A7 jau turim klientą, o toks orelis šiandien
nieko gero, bet labai gerai važiuoti. Labai gerai važiuojas per tokį orą, kadangi kai lietus lyja, tada saulė nešviečia. Tai jau kadangi dabar rytas, važiuojam į rytus, tai būna taip smarkiai saulė šviečia, kad nemalonu. Atvarėm prie A7 bulkos, žodžiu, ir laukiu, čia valandą laiko stovi, žodžiu, per visus galus čia barškina, prie durų čia baisu eit, vos nelangai užkalti, žodžiu, ir taip greit mes nepasiduodam, tai visgi sulaukiam to žmogaus, kad paskambintų, kad pamatytų. Sako, aš galvau, tu naktį 12 atvažiuosi. Sako, aš negalvau, kad tu dieną 12 atvažiuosi. Nu tai, žodžiu, einam tikrinam Audi, krausim, važiuosim atgal, bus updeitukas. Kaip matėt, pavyko sulaukti pardavėją, mašina pasirodo visgi važiuoja. Pradžioj, kol visos klaidos buvo įsijungę, tas vadinamas limp modas neleido pajudinti mašinos, o dabar jau turim judamą mašiną ir gerai tai, kad ne visiškai mirus greičių dėžė. Variklio pagalvė barška, kažkas traška ir kažkokių klaidų buvo. O po to matysim, kažkur bėda vis tiek yra. Nu ir viskas, žodžiu, kaip gera gyventi kaime. O, prasideda darbeliai jau paruošta žemės ėjimui, žodžiu, kažką sadins, žolę pjauni, aišku, ar name, ar kaime, ar mieste prie namo, nesvarbu, bet čia labai tokia įdomi, jaukia aplinka. O ką, mes pasikrovėm šitą A7, tai šitą A7 nupirkom už $2800. Automobilis turi ir variklio kažkokį gedimą, bet kuriasi ir nepulsuoja ir turi greičių dėžės gedimą. Tai kaip pardavėjas sakė, važiavo kol sustojo ir tada partempė į kiemą. Tai va, viskas, keliaujam į degalinę, pabandysim sufilmuoti, parodyti žmogui, ką nusipirko ir matysit, kaip nusikraunam automobilį. Ir užbaigsim visgi šią savaitę. Turim vėjotą dieną, tai labai nemalonu be kapišono būti. Tai sustojam, pafilmuosim A7. Tai kadangi pas mus jau pavasaris, tai šitą vaidėlį labai gražiai žiūris prie šito autobuso. Kriuksis, eisim autobusą, dar pasižiūrėsim į vidų, kas ten daro. Full bus. Tai Audi A7, Rebuild, Salvage titlas, buvus po avarijos, tada atstatė ir atstačius vėl sugedo. Tai priekis, kaip aš suprantu, S-Line, jeigu klystu, pataisykit, man atrodo, kad S-Line'as. Tada LED žibintai, High LED, jeigu neklystu, tada priekinį buferį persidažyti, čia yra įbraukta įlenkta, tada Rotiform ratai R19, visiškai naujas padangos, nauji stabdžių diskai. 3 litrų Supercharge variklis, automobilis turi pabraižymą. Čia duobutė. Galiniai diskai turi mažą kantelį, ne per didžiausią. Tai va taip atrodo. Galinį buferį galimai reiks persidažyti. Yra šiek tiek žemių visur, kadangi žmonės gyveno kaime ir nuo to nepabėgs. Tai čia va taškelis dar yra tokių lengvų pabraižymų, kaip bebūtų Amerikoje viskas subaladotas, sudaužyta labai smarkiai būna. Tai o čia kiek, galite matyti purvų, kaip nesirūpina automobilis. Apatinio slenksčio trūksta ir va čia va gali matyti nesueina, kliūna. Turi gražiai praeiti, o čia va kliūna. Tai balta spalva, gal lengvas perlas, sakyčiau, sunku pasakyti. Priekinis sparnas čia ir čia, tai galimai tiesiog arba sparną pasikeis, arba nusidažyti. Ir lieka priekinis buferis, nusidažyti arba palikti tą patį. Tai atvažiavus pas pardavėją, paaiškėjo, kad automobilis nevažiuoja pats, neužvažiuos. Tada pabandėm ištrinti klaidas, praskenavom, pažiūrėjom ir automobilis užsikūrė. Kai užsikūrė, užvažiavo pats, tai daug klaidų, tai visas klaidas išsiuntėm pirkėjui ir gavosi taip, kad viską, kai ištrynėm, tiesiog automobilis pradėjo važiuoti vėl. Tai kas yra smagu, tai žmogus pirko nevažiuojančią, o visgi važiuoja ir su 3 litrų Audi variklis, kaip žinot, būtinai pasidaryti aptarnavimas, PCV vožtuvą, grandinę, patikrinti, ar kompresija yra ir taip toliau. Tai tada pasidarot ir tada važiuosit. Jeigu nepasidarot, ilgai nevažiuosit. Tai žodžiu, einam vidų, dar apžiūrim greitai. Vidui niekas nesuplyšė, nėra pritraukėjai, nėra paprastas kolonkės. Žodžiu, viskas gražu, nesuplyšė, juodos lubos.
kadangi S-Line apdailos, tai turim ir vairą gražų. Tai reiškia apvalus, prašmatnesnis vairas, 105 tūkstančiai mylių. Galim pabandyti užkurti, pasižiūrėsim dar ką. Suskylęs priekinis stiklas, nežinau ar matosi, visą stiklą reiks pasikeisti. Tai pabandom užsikursim. Automobilis užsikūrė, smagu, nemiręs variklis. Tai iš tikrųjų pats patogumas automobilio toks, kaip jeigu esate atvažiavę su Mercedes CLS bananu vadinamu, tai viskas labai panašiai ir vietos, ir pojūtis, ir važiavimas. Tai tik tiek, kad šitas automobilis turi kitokį variklį. Tai Mersas smagiau su 6.3, o šitas tik 3. Tai labai didžiulis skirtumas. Tai kaip matot, apsukos nepulsuoja. Gražiai surenka, tai reiškia variklis dar nemiręs. Tai yra šildomas sėdynės, nėra šaldomų, bet yra šildomas vairas, kas yra labai smagu. Tokią mašinėlę turim šį kartą. Pasidalinam story, klientas susisiekė, sako noriu ir šitas automobilis, tai jūs man pasakykit, ar verta pinigų, ar neverta. Jeigu verta, ateikit į mūsų puslapį, pamatysit, ką perkam, ką parduodam, perkam jums ir padedam parvežti į Lietuvą. Tai va, tai jeigu įdomu, ateikit, atsiųsim instrukciją arba stebėkit, kaip šiuo atveju šito automobilio jau būsimas savininkas žiūrėjo mūsų storius, žiūrėjo, ką siūlom, parašė noriu, užsirezervavo vietą, kas pirmas parašo, tas nusiperka. Šitai mašinai turim dar 10 klientų. Tai kalbam būtent apie jūs, nes jūs rašot tie, kas norėjot ir gavot kiekvienas eilės numeriuką, bet pirmas nusiperka mašiną. Jeigu nenusipirka pirmas, tada siūlom kitam. Tai va, stebėkit, žiūrėkit, rezervuokit ir nusipirkit tokią sugriuvusią Audi ir susitvarkykit ir pasidarykit savo svajonę automobilį. Į autobusą va tokį. Madison School District. Nežinau, ar galima čia jį užeiti, ar negalima, bet jeigu durys pradarytos, gal galima. Taip va, viskas atrodo. Gal čia ir važiuojantis, kas čia žino. Laikykitės! Dėdė Vygė nestabdo. Čia automatas. Galėtų būti raktelis, bet nėra. Žodžiu, va toks vairas, kaip tarp Kamazo sėdėtum. Toks veidrodis, kad visus blogus vaikus matytum. Čia numirė, aišku. Tokia va situacija su šituo autobusu. Būtų įdomu pavažiuoti šitoj gazelkoj, bet nu ką, mes dabar tik svečiai. Ar jūs pasiruošę? Viskas, grįžom namo, sekmadienio vakaras, 19:46, sekmadienį, o rytoj vėl į darbą. Rytoj vėl ieškosim, ką nupirkti, ką jums pasiūlyti. Ir užbaigėm šiandien savaitę. Šios savaitės video pasibaigs su 4 mašinom. Tai šią savaitę nupirkom Porsche Macan GTS 2017 metų už $13,000. Antrasis automobilis buvo Audi Q7 2018 metų už $4,000. Trečiasis automobilis buvo Audi Q7 2017 metų už $5,500. Ir ketvirtasis automobilis Audi A7 2016 metų už $2,800. Tai va tokią savaitę turėjom. Šį video užbaigėm su 4 automobiliais. Ačiū, kad žiūrėjot. Pasiekit mus Instagram ir Facebook'e. Ir jeigu įdomu automobiliai iš Amerikos, parašykit.